Galeckas į baudos aikštelę, jo metimas ir 2 taškai. Galeckas atsidaro šios dienos rungtynėse. Kretingos puolimas visiškai sustojęs, galbūt dabar pavyksta nutraukti taškų badą Budriui. Galeckas kabina kamuolį Juškevičiui, Juškevičius, žemė oras, dėjimo nėra, bet metimas ore yra. Budrys, čia gražiai sužaidžia dabar Kretingos komanda. Omegos greitas išpuolis, čia nuo Vilniaus iki Klaipėdos nubėga Subotkevičius. Pro galinę liniją, čia 2+1 sužaidžia galingai po krepšiu Edgaras Preibys ir dabar akcentuoja Kretingas žaidimą per šį žaidėją. Jau kelintą ataką iš eilės matome aktyvų Edgarą Preibį. 5 naudingumo balais sumažėjo jo statistika per šį išėjimą, o čia vėl Edgaras Preibys. Iš labai toli atakuoja Danys ir kokį tritaškį pataiko Edgaras Danys. Čia nieko nelaukęs iš toli pataiko Justas Žiubrys. Rungtynių pradžia ir rungtynių pabaiga kol kas atrodo taip. Pasiskirstė Kretingos žaidimas šiandien. Pro galinę liniją, Preibys šį kartą sustabdytas. Žiubrys, jo perdavimas arčiau krepšio ir Sapiega. Kretingos krepšininkai, Galeckas, koks puikus perdavimas. Na čia nuo žemės, labai sumaniai. Galeckas žaidžia. Nusimeta kamuolį čia iš labai toli. Danys! Oho! Ta pati Kretinga greitai klysta. Chaotiškas žaidimas abiejose aikštelės pusėse ir 2+1 Subotkevičius. Omegos komandos ataka. Klysta šiame epizode Omega ir greitajame puolime vėl Kretinga greita. Iki galo Mačionis. Na, o mes transliaciją iš Garliavos baigiame. Kauno rajono Omega Tauras LSU užsirašo 7-ąją pergalę. Šią transliaciją jums padėjo stebėti komentatorius Jomantas Eibukas ir aš atsisveikinu su jumis iki greito.